diafragmos režimas fotografuosime lapą, kuris nėra labai lygus, tam, kad gerai pamatytume, kaip veikia skirtingos F reikšmės ir kiek ryškus būna pats kadras prie F1.4 ir prie F16. Pradėkim nuo mažiausios reikšmės, įsijungiam A režimą ir bėgam iš F16 į F1.4. F1.4 įsiūlo išlaikymą 1.2.5, mes ISO nusimuškime iki 200, nes pagrindas yra stabilus, fotikas sujudės, bet tikimybė labai maža, tai aukšto ISO tiesiog nereikia. Jo labiau objektas nejuda, yra stabilus, vėjo čia nėra, taip kad labai puikiai tinka tas variantas, kada ISO mažiausias, o F mes galim reguliuoti tokio, kokį norim, išlaikymą parenka fotikas. F1.4 ir taip atrodo nuotrauka ir taip atrodo to lapo ryškumas. Atminkit, kuo paviršius, kurį fotografuojate, ar objektas yra nelygus, jis išgaubtas, jis stovi šono, tuo didesnė reikšmė turi diafragma ir kuo skaičius mažesnis, tuo mažesnė zona yra ryški. Taip ir su šituo lapu F1.4 duoda nedaug ryškumo, bet mes bandykim kelti F ir žiūrėti, kaip keisis ryškumas. Iš 1.4 darom dvigubai 2.8 ir vėl fotografuojame ir žiūrime, koks yra ryškumas. Akivaizdu, kad jis padidėjo, jeigu neužtenka, mes didinkim dar, o mums tikrai neužtenka. Vėl dvigubiname iš 2,8 į 5,6, žiūrėkim, kas vyksta vėl. Išlaikymas jau yra 1/3 sekundės ant diafragmos režimo, ant Canono AV. Fotografas renkasi diafragmą ir ISO. Išlaikymą parenka fotoaparatas, taip kad nuo mūsų nepriklauso, kiek bus išlaikymas. Jau kaip apskaičiuojam. Fotikas taip ir yra. Turim 5,6, mes bėkim iki F9. Tebūnie F9. Išlaikymas jau kiek daugiau nei sekundę. Dar vieną padarykim tiesiog, jeigu ką. Taip atrodo ryškumas ir gyvenimas trumpas. F9 neužtenka, gerai, F darykim 14. Toks išlaikymas ir toks ryškumas. Gerai, žiūrėkim, ką dar gali šis objektyvas. F16 yra jo didžiausia riba, tai yra labiausiai priverta diafragma ir išlaikymas yra 2 sekundės. Tebūnie. Kaip matot, per visas nuotraukas jų šviesumas labai nesikeičia. Fotikas tiesiog daro taip, kad šviesa būtų teisinga, nebūtų per šviesu, per tamsu. Ir pagal tai parenka išlaikymą. Prie ISO 200 F1.4 buvo 1/50, kai tuo tarpu prie F16 buvo 2 sekundės ir ISO 200. O kaip matot, nuotraukos nebuvo labai tamsios, nebuvo ir per šviesos. Ta puikiai parodo histogramą, kuri tiesiog nelabai daug slankioja per visas nuotraukas. Toks yra A režimas ir taip jis veikia. Dar viena situacija, nuo ko, kaip gali pagelbėti diafragmos režimas, tai yra fono išplovimas. Kartais žmonės klausia, kaip išplauti foną, kaip padaryti, kad fonas būtų susiliejęs, o pagrindinis objektas ryškus. Tai viskas labai
priklauso nuo to, kiek toli esi nuo objekto, kurį fotografuoji ir kokią diafragmos reikšmę esi pasirinkęs. Tai dabar vėl galima daryti tą patį su lapu, bet fone turėti Jungtinių Amerikos valstijų vėliavą. Ir pamatysit, kaip skirtingos diafragmos reikšmės pakeičia vėliavos ryškumą. Šiuo atveju lapas netgi bus nesvarbus. Mes pradėkim vėl nuo F1,4, tai yra nuo mažiausio, kad tas objektas, kurį mes fokusuojam, būtų ryškiausias, o fonas būtų išplautas. Jeigu šitas skaičius yra mažas, tai yra 2,8, 2,2 iki 1,4, tai reiškia, kad fonas bus labai išplautas. Taigi žiūrim, kaip čia atrodo lapas ir kaip atrodo vėliava. Lapas mums visiškai nesvarbu, bet mes galime žiūrėti, kaip keičiant F reikšmės keisis vėliavos ryškumas. Tai vėl 1,4 mes padarykime 2,8, vėl fotografuojame, iš 2,8 vėl dvigubiname iki 5,6 ir vėl žiūrime tik tai į vėliavą, kaip jin keičiasi. Vėl F9 ir gerai, iš karto mes darykim F16. Ir galime pastebėti, koks yra skirtumas tarp F1,4 ir kaip atrodo vėliava jos fone, ir F16, koks yra lapo ir koks yra vėliavos ryškumas. Taip kad jeigu fotografuojate portretus, kažkokius objektus ir norite, kad fonas būtų išsiliejęs, kad jis labai netrukdytų, vadinasi, jums reikės mažesnės F reikšmės, ne F16, galbūt F2,8, galbūt 3,5, priklauso nuo jūsų objektyvo. Ir pagal tai galite nuspręsti, kiek fonas bus išsiplovęs. Aš čia galėčiau pasirinkti F1,4, bet jeigu man reikėtų daugiau ryškesnio lapo ir šiek tiek išplauto fono, tai akivaizdu, kad F1,4 netinka, galbūt man būtų F2,5 paranku ir lapas būtų ryškus ir šiek tiek, ne šiek tiek, o ganėtinai išplautas fonas. Bet vėlgi, jeigu tai nėra lapas, tai yra žmogus, gali būti, kad net ir prie F2 fonas bus labai išplautas ir pats portretas nebus labai neryškus, kartais būna tik blakstienos ryškios arba nosies galiukas, tai jeigu taip nutinka, vadinasi, šiek tiek su fokusu nepataikėt ir F yra per mažas, reikėtų F pasididinti. Jau minėjau, kuo esate arčiau objekto arba kuo esate toliau nuo jo, bet prizuminę maksimaliai, tuo fonas bus išplautas labiau. Tačiau galime pasižiūrėti, kaip keičiasi pats objekto ryškumas, jeigu jis yra labai arti objektyvo ir yra toliau. Prieš tai matėme, kaip yra prie F1,4, kada objektas yra per keliasdešimt centimetrų nuo objektyvo, o dabar tiesiog mes pastumkime lapą toliau ir pasižiūrėkime, kaip keičiasi ryškumas prie F1,4 ir taip toliau, kada mes atstumą iki objekto, nuo objektyvo iki objekto, kone 3 kartus padidinom ir žiūrėkime. Teoriškai turėtų prie F1,4 didesnė dalis lapo būti ryški nei esant arti. Pabandom. Štai taip atrodo lapo ryškumas, kuomet objektas yra atitrauktas į daug toliau nuo fotoaparato ir reikšmė buvo F1,4. Vėlgi mes padvigubinkim ir pasižiūrėkim, kaip atrodo prie 2,8 ir prie 5,6. Akivaizdu, kad daug didesnė lapo dalis jau net prie 5,6 yra ryškesnė nei buvo prieš tai. Ir toks skirtumas atsiranda vien dėl to, kad objektas buvo atitrauktas ir
padidėja atstumas tarp fotoaparato ir to daikto, kurį mes fotografuojame. Vadinasi, jeigu jūs fotografuojate kažką iš labai arti ir vis dar matote, kad daiktas yra neryškus, didžioji dalis jo ryški, bet ne visas, vadinasi, arba jį atitraukit, arba didinkit F. Kiek išeina? Netgi iki F16. Tada jau tikrai turėtų būti visas ryškus. Kompiuterį specialiai pastačiau kampu, kad pamatytume, kaip skiriasi ryškumas ir kaip padaryti visą objektą ryškų, kuomet daiktas nėra horizontaliai, vertikaliai pastatytas, o yra pakrypęs. Ir matysit, kaip akivaizdžiai skiriasi ryškumas prie 1.4, kuri dalis klaviatūros yra ryški, ir prie F16. Vėlgi, pradėkime nuo mažiausio F1.4. Matome, kuri dalis klaviatūros yra ryški. Vėlgi dvigubiname 2.8, 5.6, nu ir tebūnie iš karto F16. Netgi siūlo 13 sekundžių išlaikymą, kadangi paviršius yra labai tamsus, jis pamatavo šviesą, kad tiesiog šviesos ten yra labai mažai ir dėl to parinko 13 sekundžių išlaikymą. Jeigu matot, kad fotografuojant daiktą jis vis tiek yra neryškus, didinkit F. O kai didini F, reikia keisti išlaikymą, nes jis turėtų būti ilgesnis, nes vis mažiau šviesos pateks pro objektyvą. O kai išlaikymas yra ilgesnis, vadinasi, atsiranda tikimybė, kad fotoaparatas gali sujudėti. Dėl to reikės stabilaus paviršiaus. Daugiausiai aš fotografuoju ant diafragmos režimo ir jeigu jūs galvojate, kokią reikšmę pasirinkti, kada naudoti didesnę, kada mažesnę, tiesiog pagalvokite apie tai, ką jūs fotografuojate. Kiek svarbus tas objektas, kurį norite išryškinti, o fonas svarbus ar nesvarbus. Kita situacija yra, ar reikia, kad viskas būtų ryšku, tai ką jūs norite nufotografuoti. Jeigu jūs fotografuojate portretą, vadinasi, jis yra svarbiausias, fonas jums nesvarbus. Dėl to tą F reikėtų sumažinti kiek galima, galbūt iki mažiausios reikšmės ir dar į pliusą šiek tiek padaryti, kad nebūtų per mažai ryškumo, o jį šiek tiek padidinti. Čia mes matome tą skylutę, tai yra diafragma, tas baltas taškelis objektyvo gale yra diafragma. Ir čia turbūt yra F16, bet jeigu mes padarom taip, vadinasi, čia yra 1.4 ir per tokią skylę į fotoaparatą patenka šviesa. Natūralu, kai mes tą skylę mažiname iki F16, tos šviesos nepatenka labai daug. Tai F1.4 ir F16 akivaizdus skirtumas ir viskas, kas su tuo susiję, tai yra ryškumas ir šviesa. Per tokią skylę patenka daug šviesos, matome kaip šviesu, mažinam iki F16 ir pro tokią skylutę tik patenka šviesa, bet viskas būna ryšku. Taip kad diafragma veikia būtent taip. F1.4 daug šviesos, mažai ryškumo, F16 mažai šviesos, bet daug ryškumo.